Sveiki, turime 4 skirtingų gamintojų sūrelius, sakančius skirtingus dalykus apie juos, deklaruojančius. Na ir tiesiog norim palyginti, nes buvo tokia užklausa, aišku, reikėtų palyginti su dar daugiau gamintojų, kad būtų daugiau, bet matyti esmė bus šiek tiek panaši. Tai visi sūreliai turi vieną savybę, kad pirmoji sudėtinė dalis beveik yra riebi varškė ir jos deviacija skirtumas yra nuo 50 iki 70. Mažiausiai sudėtinių dalių ir tokių paprasčiausia sudėtis yra turbūt sūrelio šito, bet iš esmės šitas kuo skiriasi, kad skelbia, kad yra daug baltymų, čia yra visokie papildomi skoniai, čia tokia bazinė, turbūt ekonominė versija, bet iš esmės visi tie sūreliai yra panašus, skirtumai būtų tokie, kiek jie turi cukraus, didžioji dalis tarp jų yra nuo 20 iki 28-30 gramų cukraus 100 gramų, tai yra pakankamai nemažai, jeigu yra link 30 tai yra trečdalis cukraus, 45 gramai suaugusio žmogaus dienos norma, tai realiai 5 gramai, 2 tokie sūreliai su trupučiu, 2-3 sūreliai ir tai yra jūsų dienos norma cukraus suaugusio žmogaus, vaikui yra dar mažiau. Išskyrus, aišku, proteinas, nes taip ir sako, kad yra mažiau cukraus. Tačiau cukrus yra keičiamas saldikliais, kurie nebūtinai yra gerai. Kiekvienu atveju reikia žiūrėti, bet tikrai apskritai kalbant labai daug sudėtinių dalių. Labai daug ir neaišku, kodėl jų tiek yra daug, bet esmė, kad jisai gaunasi kaip kažkoks tai energetinis batonėlis su daugiau proteino. Ir yra tiesa, 100 gramų ir 18 gramų baltymo. Tai yra daugiau negu pavyzdžiui kituose, kur yra ten 13, 14, 11 va, ir taip toliau. Tai lyginant yra 11, 13, o čia yra 18. Proteinas yra didelis hypas, kaip ir ketogeninė dieta buvo kažkada didelis hypas ir aš nežinau, ar jisai to vertas, bet jeigu jums patinka toks sūrelis, deklaracija yra tai, kad mažiau yra cukrų. Tai nėra blogai, bet iš kitos pusės yra daug kitų visokių sudėtinių dalių, iš jų tarpe saldiklių ir apskritai paskaičius sudėtinės dalis tikrai kartais yra neaišku, kas tai yra. Tai gal kartais tiesiog paprasčiau naudoti yra kuo paprastesnis sudėties varškės sūrelį. Mano asmeninė rekomendacija varškės sūreliam tai yra tie varškės sūreliai, kurie yra ties senovinio daugiau tipo. Jeigu žinote, jų kiekis yra didesnis, tie tokiuose kvadratinėse pakuotėse, ten kaina iki euro būna už vienetą, bet jo yra tikrai daugiau negu šituose. Ir ten yra daug paprastesnė sudėtis ir mažiau cukraus. Tai tikrai, jeigu vartoti sūrelį ir priimtinas būtų tas sūrelis, nežinau, jie tokie kvadratiniai, gal yra 3 rūšių skirtingose parduotuvėse, tai tikrai vartoti juos. O šiaip žiūrint į sūrelius, tai tiesiog pasimėgauti sūreliu kaip saldumynų, kaip kažkokie taip pat saldainius išeiga ir taip toliau. Aišku, kad tai yra geriau negu saldumynas, dėl to, kad turite ir varškės, ir dažnai riebi varškė yra visada gerai. Ir apskritai kalbant apie riebę varškę, tie keli gramai cukraus, kurie gali būti daugiau paprastuose sūreliuose, gali būti ir iš pieno produkto. Ir tikrai jisai gali turėti nemažai, ypač riebi varškė. Tai kartais tiesiog reikėtų kritiškai įsivertinti, kuris sūrelis jums labiausiai patinka. Čia numeris 1 dalykas, dėl to, kad labiausiai patinkantis sūrelis vis tiek bus maloniausias ir tiesiog jį vartoti rečiau. O jeigu tikrai norisi tų sūrelių pagaminti, galbūt pabandyti pasigaminti patiems sveikiau, galima padaryti ir sūrelių gamybą kažkokią tai. Na ir tada vartoti tuos tokius didesnius kvadratinius, kurie tikrai duos jums daugiau maistingų medžiagų ir tų pačių baltymų ir kitų dalykų ir mažiau cukraus. O skaidulų šiaip sūreliuose yra tikrai mažai, nebent yra pridėtinės ir tai nėra produktas, kuriame jūs rasite daug skaidulų. Jeigu sūrelį perkame vaikams kaip greitą užkandį vietoj šokolado, tai yra tikrai gerai, šiaip tai yra, jeigu riebesnis produktas taip pat yra vaikam, tai tas riebumas yra gerai vaikam, kuo mažiau visokių neaiškių sudėtinių dalių taip pat yra gerai vaikam. Na ir žiūrėti tada, kuo mažiau tų apskritai ir cukrų, ir pridėtinių, ir saldiklių, ir visokių, bet kad būtų tiesiog mažiau cukraus. Vėlgi tas pats sūrelis tiktų, reikėtų tiesiog prie tas sūrelis didesnis įprasti. O jeigu tikrai kartais tik duodate vaikams ir ne per dažniausiai, tai tiesiog tokį, kokį jie labiausiai mėgsta.